Kalbiname Vievio gimnazijos pavaduotoją Danguolę Šumskienę. Ką manote apie tolerancijos dieną? Labą dieną. Visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos mokiniai eilę metų prisijungia prie bendros respublikinės akcijos skirtos Tarptautiniai tolerancijos dienai. Vienais metais, kai mes stovime po skėčiu, kitais metais piešime gėlę, šiais metais mes sukūrėme tolerancijos knygą. Kalbiname Vievio gimnazijos socialinę pedagogę. Ką manote apie tolerancijos dieną? Tolerancijos diena minima yra jau nuo 1995 metų. UNESCO paskelbė kaip Tarptautinę tolerancijos dieną lapkričio 16. Koks šių metų yra simbolis? Visa Lietuva, visos Lietuvos mokyklos kūrė tolerancijos knygą, tame tarpe ir mes sukūrėme savo tolerancijos knygą. Apie ką rašėte? Vaikai dalinosi savo mintimis, kas yra jiems tolerancija, kas yra tolerantiškas žmogus, piešė piešinius, kūrė ir sudėjome visas jų mintis ir idėjas į šią knygą. Šiaip esu labai netolerantiškas daugelį atvejų. Vienintelis turbūt atvejis, kur mano tolerancija pasireiškia, tai yra tada, kai vaikai nesimoka, aš manau, kad jie turi tokią teisę. Mano teisė jiems parašyti 2, bet aš ant jų visiškai nepykstu, jiems šypsausi. Jie turi teisę mokytis tiek, kiek jie nori. Man žiauriai nepatinka, kai mokytojai užduoda namų darbų, bet aš esu tolerantiškas ir toleruoju tai ir tiesiog atlieku namų darbus ir jiems nieko nesakau. Aš palaikau ir toleruoju tos pačios lyties žmonių meilę, todėl kad meilė yra meilė. Tolerancija yra gėris. Tolerancija yra meilė. Man tolerancija yra tai, kuomet tu priimi žmogų toks, koks jis yra. Nesvarbu, ar jis tai turtingas, ar vargšas, ar yra senas, ar jaunas, ar yra gražus, ar negražus, kuomet tu negalvoji apie žmogų toks, koks jis yra, apie jo išvaizdą, bet priimi toks, koks jis yra. Nereikia turėti jokių gebėjimų, kad galėtum toleruoti. Todėl reikia tik suprasti. Tolerancija yra kaip ir mokyklos pradžioje, man nepatinka žymuose, bet aš vis tiek